Yeah, I think we were preparing for this game. We had a pretty hard game before, so we were preparing to win this one and be ready for Lithuanian final against Energia. So I think this game was good. We kept our net without goals. The goalie was really good. Sometimes we were allowing them to shoot too much, but I think, as I said, our goalie was really nice today. How many percent you ready for the final? I think we're ready 100%. Everyone is healthy, as I see. Maybe a couple of guys need to recover a little bit, and then we'll go to the final, play our games, and see what we can do against them, because they're a pretty good team, as we saw in the last game. Thank you. Tai treneris sunkus sezonas, bet pasibaigė. Jūsų mintis galbūt ne tik apie šias rungtynes, bet apskritai apie sezoną ir galbūt labiau apie pozityvesnius dalykus, ką išmokot, ką pamatėte čia šiemet. Tai pradėsiu apie šias rungtynės. Tikrai pirmas kėlinys buvo daug vilčių ir tikėjom, kad šios rungtynės gali kažką tokio saldaus atnešti tam karčiam sezone, bet kažkaip gal per daug to patikėjom ir antram kėlinį išėjom labai lėti ir viskas jie tos įvarčius įmušė, galima sakyti, lemiamus, ir mes bandėm grįžti šiam kėlinį, bet jau ten, kai bandai grįžti, visai kitaip viskas būna. Kalbant apie sezoną, tikrai šių rungtynių laukiam, nes norėjusi, kad jisai baigtųsi. Mūsų sezonas buvo labai sunkus, daug kas nepavyko, galbūt sudėtis, galbūt pasiruošimai įvairiausi. Kažkur, manau, kad kokiam rugsėjo, spalio mėnesį mes neužsikabinom už tų rungtynių, kur galėjom užsikabinti. Tada prasidėjo motyvaciniai dalykai, prasidėjo psichologiniai dalykai. Būti paskutinėje komanda nėra lengva. Ir tikrai pasimokėm, kad norėtųsi į tokį sezoną daugiau neit, arba iš vis nedalyvauti, arba dalyvauti su stipresnė komanda. Tai tikrai labai buvo sunku visiems žaidėjim, treneriam ir vadovui visiems. Tai buvo tikrai nelengvas. Daug pasimokėm iš to ir sakau, čia yra tikrai Latvijos aukštas lygis. Bet jeigu kalbant apie tos pozityvesnius, tai ir pozityviausia bus, kad žaidimus komandų nemažai jaunimo ir tas jaunimas tikrai per visą šį sezoną labai stipriai pasitempė. Tai turbūt mūsų didžiausias toksai džiaugsmas dėl jų, kad jie tikrai paaugo kartu žaisdami su mumis. Tai turbūt tiek. Na ir turbūt sirgaliai iš Lietuvos klubų lenkėt visus sirgalius visus klubus pagal lankomumą, tai žodis gal jiem? Oi, ačiū labai. Matot, kai tiek daug negatyvių minčių, tai pamiršti ir geriausius dalykus. Taip, didžiausios padėkos žodžiai skrenda į mūsų fanus, jie buvo visą laiką su mumis, kaip tuose sunkiausio minutėse, o jų tų minučių sunkių buvo labai daug. Tai ačiū Jums ir tikimės, kad būsi su mumis toliau. Mes pasistengsim kitais metais būti daug stipresni, jeigu viskas bus gerai. Ačiū.